Kas mielosios, čia PTP, pasidaryk tai pati grožio dienoraščiai ir aš Rimantė Kulvinskytė. Kadangi neseniai atsikėliau ir atrodau tokia kaip iš pieno plaukus, kaip mano tėtis pasakytų, galvoju, kodėl nepakalbėjus apie skaistalus, nes skaistalai yra toks dalykas, be kurio aš niekaip neįsivaizduoju savo dienos. Galiu nepasidažyti blakstienų, galbūt kartais pamiršti ir lūpas, bet skaistalus niekada skaistalų neišbraukiu iš savo dienos, nes be skaistalų, tai yra priemonė, kuri mus prikelia gyvųjų pasauliui. Taigi noriu šiandien su jumis pasidalinti keliais būdais, kuriais aš tepu skaistalus ant savo veido. Ir nieko nelaukusi, pradėsiu nuo pirmojo, paties klasikiniškiausio, nėra tokio žodžio, bet ryte viskas galima. Naudoju uogą skaistalus. Tiesa, pirmą kartą šiandien juos išbandau ir esu labai nekantrauju tai padaryti. Pirmas klasiniškiausias būdas yra žandų obuoliukų paryškinimas. Tai reiškia, lengvai šypsomės ir tepame skaistalus tiesiai ant obuoliukų. Šypsodamas jūs per daug neįsijauskite, nes jeigu taip šypsositės, kai dažotės, pasidažysit tokio dydžio obuolį, kad kai nustosit šypsotis, tas obuolys jau bus nuriedėjęs labai toli nuo obels. Tai va, vos šypsotės taip sakyčiau, kaip lapės. Ir švelniai nudažote obuoliuką. Lietuvaitėms iš viso, mano nuomonė, tinka labiau rožiniai skaistalai, nes mes visos tokios baltaodės, skaisčiaodės ir ypač po žiemos dar neįgavusios savo gintarinio atspalvio. Taigi, tik tais obuoliukas. Nes jeigu dar, kaip ir minėjau, susirauksite, bus per didelį plotą padengsite, o antra klaida yra, kad jeigu pas jūs yra kažkokių raukšlelių žande, bus nelygus padengimas, kai šypsotės. Antras būdas yra horizontalus dengimas. Tai reiškia, dengiate horizontaliai veidą, horizontaliai akiai. Šitaip. Šitas dengimas platina siaurą veidą. Yra vienas taip pat iš klasikinių dengimų. Horizontaliai. Panašų efektą išgausite, jeigu ir dažydamos veidą tokia kryptimi. Prieš rodydama trečiąjį būdą tepti skaistalus noriu pasakyti, kad dažniausiai prieš tepdama skaistalus veidą padengiu biure pudra. Šičia taip pat naudoju uogą biure pudrą su gintaru. Nuostabu, ar ne? Kodėl aš taip darau? Nes dažniausiai biure pudra yra kaip ir paskutinis viską užbaigiantis žingsnis, visą makiažą. Žinoma, jeigu nepurškėte šito makiažo sucementintoje. Kodėl aš taip darau? Todėl, kad rūžas yra toksai dalykas, būtent skaistalai, kad su jais labai gali lengvai padauginti. Tai yra taip drokstelt gerą liniją ir jeigu veidas yra dar šiek tiek drėgnas, ta linija labai sunkiai koreguojasi. Tai biure pudra šiek tiek palengvina jo padengimą, būtent skaistalų padengimą ir lengviau paskui ištaisyti klaidas. Taigi trečiasis būdas yra tepimas skaistalų grynai ant skruostikaulio. Šis būdas optiškai pakelia veidą. Nežinau, kiek jūs čia matote. Jeigu nematote, sakykit. Būtent ant skruostikaulio. Jeigu matote, kad per ryškią liniją nubrėžėte, galite visą laiką ją, kaip ir minėjau, pataisyti su biure pudra. Aš ją visą laiką įsidedu šiek tiek į dangtelį, nupurtau šepetuką, kad nedriokstelčiau dar daugiau. Tai va, biškį, truputuką pataisysiu liniją.
Nežinau, kiek jūs čia matote, bet tikiuosi, kad matote. Bent jau kaip šepetukas juda, tai tikrai matote. Ir ketvirtasis būdas yra vienas mano mėgiamiausių ir vienas natūraliausių turbūt efektų. Tai yra skaistalų tepimas ant skruostikaulio ir šiek tiek ant smilkinio. Jisai sudaro tokį įspūdį, kad ką tik būtumėt pasisvilinusi saulutėje. Irgi lygiai taip pat ultra mega pakelia veidą. Tik nepamirškite visus įrodymus, tai yra linijas paslėpti su biria pudra. Ką aš dabar darau, sušvelninu linijas aplink skaistalus. Tai va, pabaigsiu ir antrai tada smilkinį, kad neatrodyčiau keistai. Liktais ant vieno šono užmigus saulėje. Tai štai. Ir pabaigai dar porą triukų su skaistalais. Tai yra, kur aš juos dar naudoju. Vienas yra, aš nežinau, ar jūs čia nustebinsiu ar ne, bet aš juos naudoju kaip šešėlius. Tai yra, jeigu noriu labai subtilaus ir įvaizdžio arba natūralaus makiažo. Tai va, puikus dalykas, kaip šešėliai puikiai veikia. Nes skaistalų spalvos ir bronzantų yra tikrai puikiai parinktos ir vos skiriasi nuo natūralaus odos atspalvio, taigi gausite gaivų įvaizdį. Ir dar viena iš skaistalų paskirčių, tai yra aš juos naudoju kaip lūpdažį. Tiksliau, lūpas padengiu kažkokiu balzamu lūpu. Ir jeigu noriu šiek tiek joms suteikti atspalvio, kad atrodyčiau gyvesnė ir nieks nesuprantat, kad aš esu iš tikrųjų iš mirusiųjų pasaulio. Šiek tiek patepu su skaistalais. Tai va, koks stebuklingas dalykas yra skaistalai, o jums dėkoju už tai, kad žiūrėjote, už tai, kad rašote man žinutes į Facebooką, kad sekate mane Instagrame. Ir, pasimatysime netrukus ir atsiminkite, jau kas nors jūsų paklaus, kaip jums sekasi, atsakykite, žinok, kaip išgražėjau, geros dienos, gražių, skaičių žandų ir kurie raustų nuo komplimentų. Ačiū viso, iki, ate.